Sakoma, kad drugelių sparnų plazdėjimas gali sukelti audrą kitame pasaulio krašte. Nusižudžiusios pilietės Larisos Koškinaitės chalato kišenėmis radom jūsų vizitinę kortelę. Gyvenimo kryžkelėje stovinti moteris. Aš įsukau tavo šikną, supratai? Larisą mes palaidojom. Vyrą, už kurio ištekį, galima vadinti tėvynę. Negalvoju, kodėl su juo gyveni. Pripranti ir tiek. Aš myliu kitą moterį. Ji vardu Silvija ir laukiasi mano kūdikio. Už visuomenės ribų atsidūrusios merginos. Sijoną pasikel? Nežinau. Aš iš tikrųjų niekada nekeliu sijonų, nenorėčiau. Jų keliai susikirs lemtingą akimirką. Viskas yra nufilmuota ir viską pamatys tavo mamytė prieš infarktinį. To merginos prostitutės? Karinė bazė apmokė sąskaitas, taip? Nepamiršite kaip praeitą kartą. Nu nesilaužyk čia kaip celka. Davai, kiek kartų vyrui statėjai ragus? Tėtušis Freudas greitai rastų tavo poelgiams atsakymą. Režisierius Algimantas Puipa pristato Janina Lapinskaitė, Vytautas Balsys, Giedrė Giedraitytė, Miglė Polikevičiūtė, Elzė Gudavičiūtė. Filme Miegančių drugelių tvirtovė. Jurgos Ivanauskaitės romano motyvais. Kinuose nuo sausio 13.